Tai Giedriaus irgi socialiniams tinklams pristatinėti nereikia. Nu, Kodėl? Nu visada, žinok, 10% būna, kas nežino. tai Giedrius Skerys, aktyvus NT investuotojas ir populiariausia Lietuvoje kanalo apie NT Skerys NT vadas. Teisingai? Nu, turbūt. tark, Leo pardavė net brangiau girdinį, kad pats būčiau. Bet klausyk, tu Skerys NT kanalo vadas esi, o esame dabar abu NT Camp, tai nesupras žmonės. Interesų konflikto, ne? Nu, bet nieko tokio. Galima 4 savaitgalius per metus, 3 savaitgalius per metus galima būti ir NT Camp. Tai ką šiandien gero nuveikiai, sužinojai, su ko susipažinai, kas nustebino? Aš galiu pasakyti tik tais, taip, nu, kaip visada, man labai patinka NT stand-upai. Tai pagal užfilmuotos medžiagos minutės mobiliakę, tai žodžiu, Vainius dominuoja. Okay. Dominuoja, nes, nu, ten nufilmau gal vieną klipuką ar ne ten, nes buvo taip įdomu. Ir ką sužinojai įdomus? Nu, jis tiesiog kaip reikėtų skaičiuoti pelningumą, nu, tokį realistinį pelningumą. Ir man amžinai būdavo dilema, kai aš skaičiuoju nuomos pelningumą. Ar man reikia skaičiuoti, kai aš nusipirkau NT ten prieš 6 metus, ar reikėtų skaičiuoti šiandieniniam kainom? Taip. Nu, nes tada skaičiai jau ženkliai prastesni gaunas. Ir jau tada jau, nu, negali taip džiaugtis. Tai va, tai man jis į tą klausimą atsakė. Ir va, irgi, kaip reikia projekte, kai tu gaišti savo laiką, kaip tą laiką paskaičiuoti. Nu, tai kaip priminimą irgi dar padarė. Taip, dar tada buvo visai įdomus pranešimas antstolio. Vat buvau net nustebęs, kad antstolis, nes taip atrodo, nu, nežinau kodėl, bet man toks įspūdis, kad jie tokie rūstus ir nenori niekur eiti. Bet žmogus išėjo į sceną, pašnekėjo. Čia jaunas, gražus bičias, išėjo ir sako, norite aš jums papasakosiu, kaip iš tikrųjų. Taip. Ne legendom apipinta, bet žodžiu, kaip realybė. Tai vat bus, kaip tik laukiu vakarėlio, kad galėčiau jį dar irgi pakalbinti, nes tiesiog priminė, nu, kaip pavyzdys, kad tu gali tos pačius, va kaip tik neseniai pirkom vieną butą iš antstolio, tai tiesiog 4 gal antstoliam ar kiek ten pavedimą dariau, kad daryt tokia kaip pre-qualification, kad tu nueini į kredito uniją. Tai tu esi, atsiprašau, pertrauksiu, tu esi tas žmogus, vienas iš tų nedaugelio žmonių, kurie yra pirkę butą iš varžytinių su paskola. Ne. Kėlė ranką. Nu, esu ir tai pirkęs, bet čia jau seniai, čia senesnis atvejis. Tai man priminė tiesiog, kad kai tu nusipirki, ten terminai yra 30 dienų, po to dar gali pratęsti 2 savaitėm, bet esmė yra tame, kad tu turi pasidaryti namų darbus. Tu turi jau kredito unijai būti pasidaręs namų darbus ir aš tą žinojau, bet tiesiog buvau pamiršęs. Ir dabar grąžinu atgal mintį, galvoju, blemba, tai su savo naujo MB man tiesiog reikia nueiti į kredito uniją, pasidaryti namų darbus, sakyti, jeigu pirksiu vat tokį iš tokio, ar ne, iš varžytinio, tai ko man reikia? Nu, va, mintis, kokius namų darbus reikėtų pasidaryti. Okay. Tai va, toks, nu, paprastas dalykas, tu kaip ir žinojai, bet buvai sėkmingai pamiršęs. Nice.